kalbant apie tą idėją, dėl kurios čia šiandien susirinkom, dėl bendradarbiavimo miesto valdžios, verslo ir aukštojo mokslo, tai reikėtų pastebėti galbūt tas tendencijas, jog iš tikrųjų didžiausias dėmesys yra, kalbant apie užimtumą, apie neformalų ugdymą, skiriamas iki mokyklinio amžiaus jaunimui. Tas jaunimas, kuris jau yra studentiškas, jam finansinė išraiška tikriausiai tektų mažiausia dalis, kas yra skiriama tam jaunimui, tarsi atsižvelgiant į tai, jog jis jau yra savarankiškas ir turėtų pats savimi pasirūpinti savo ateitimi, bet galbūt reikėtų atlikti studiją, kiek atneša miestui, kokią naudą skaitinė vienas studijuojantis studentas atvažiavęs į miestą. Ta prasme, jisai nuomojasi butą, kažkur gyvena, išleidžia čia tėvų duotus pinigus, kadangi studijuoja, jisai sukuria, vadinasi, darbo vietą aukštoje mokykloje, tai galbūt leistų tada kitaip pasižiūrėti tą jauną studentą iki 30, kad ir jam reikia kažkokį dėmesį skirti atitinkamą, nes jis miestui yra naudingas ne tik kaip potencialus darbdavys, bet ir dar studijuodamas, būdamas studentu. Čia studentai pastebėjo tą, kad studentams trūksta tokių erdvių, kur jie galėtų laisvai rinktis ir reikštis, kur nebūtų tokio įpareigojimo kažkokio, kaip kažkoks klubas ar dar kažką, tiesiog vieša erdvė, kurioje jie galėtų save realizuoti. Kita vertus, patys studentai, kokie jie yra, kaip ir minėjo, jų pačių aktyvumas nėra toks didelis, nors tų galimybių, kad ir kalbėti apie Klaipėdos universitetą, tų galimybių bandom sukurti, yra tikrai didžiulis spektras renginių, į kuriuos yra studentai kviečiami, bet neretas pasiteisimas, kaip ir čia dabar girdėjom, yra, kad tarsi trūksta informacijos apie vieną ar kitą dalyką, kas man daugiau skamba kaip pasiteisimas ne todėl, kad šiandienai tame galbūt gausime informacijos, bet tiesiog reikia pasiieškoti ir pačiam turėti savo kažkokią viziją ir kryptį. Tos informacijos tikrai pakanka, reikia tiesiog turėti norą jos susirasti. Daugiau, dabar taip staigiai kažką pasakyti, studentų aktyvumą galbūt lemia ir tai, kokie jie ateina iš mokyklos. Ta prasme, galbūt mes jau per daug tą studentą, iš to studento, kaip atminėjo, būsimo studento, moksleivio, kolegijos direktorė minėjo, atimam tą vaizduotę, nes didžiąją dalį padarom už jį, jam nebeduodami kurti, tarsi į mokyklą į tam tikrus rėmus įstato ir universitete jisai jau tarsi yra nuostata, kad jis turėtų būti savarankiškas ir kūrybingas, bet jis atėjęs iš mokyklos žiūri į visą tai tarsi, kad turėtų būti ta tąsa to, ką jis mokykloje patyrė, kad turėtų jis būti nukreipiamas, nuvedamas, jam turėtų būti parodoma, o jį žiūrima tarsi, kad jau būk suaugęs, savarankiškas ir daryk. Ir tada ta iniciatyva, jisai kažkur tarsi būna toks pasimetęs ir ieškant savęs, ir nedidelė dalis tų studentų šiandien yra aktyvūs patys savaime. Kalbant apie senamiestį, kas šiandien yra irgi populiari tema, kad senamiestis Klaipėdoje yra miręs, pasižiūrėkime, mes turim iš tikrųjų mieste, didžiulį prekybos centrą, kuriame yra gatvės, yra praktiškai renginiai vyksta, ten savaitgaliais žmonių visą laiką yra, tai jeigu to prekybos centro nebūtų, visą tai galėtų būti senamiestė. Tarsi žmonės niekur jie nėra dingi, jie tiesiog yra kažkur lokaliai randasi kitur. Variantas. Galbūt tiek būtų, paskui diskusijose galėsim vienas kitam užduoti klausimus ir plėtoti temą. Ačiū. Dar prieš atiduodamas mikrofoną į auditoriją, aš noriu pakalbinti dar vieną žmogų, nes jis iš tikrųjų yra retas egzempliorius, vienas iš nedaugų žmonių užsiema studentų importu, o ne eksportu. Tai jeigu keletą žodžių, ką jūs manot, ko mums trūksta Klaipėdai?
Taip, aš turbūt gal čia išeisiu truputėlį kraštą. Aš atstovauju tokiai tarptautiniai švietimo institucijai, kaip LCC tarptautinis universitetas. Ką aš galiu pasakyti iš savo patirties? Klaipėdos miestas visada yra turėjęs nemažai tarptautinių studentų. Mano universitetas nuo pat pradžių buvo orientuotas į tai, kad maždaug 60% visos studentijos darys studentai iš rytų Europos šalių. Mes turėjome labai aiškią viziją, labai aiškią misiją, kad orientuojamės tas rytinės postsovietinės šalis, iš kurių kviečiamės pas save studentus ir vėliau tuos studentus apmokę grąžiname atgal į jų šalis. Ar mums tai pavyko, klausėte? Nelabai, nors mes sakome tą savo studentų aliuminių judėjimą. Galiu pasakyti, kad iš tikrųjų nelabai pasisekė, nes nedaug kas atvažiavęs iš Baltarusijos pabuvęs Klaipėdos mieste nori vėl grįžti į Minską arba Minsko pakraštį. Tai šičia mūsų misija galbūt šiek tiek sufeilino, kaip mes sakom, ar ne? Bet iš tikrųjų Klaipėdos mieste to tarptautinio jaunimo būrys visada vaikšto gatvėmis. Ką jie patiria vaikščiodami mūsų gatvėmis? Pirmiausia, ką jie patiria, tai aš manau, kad šiek tiek jaučiasi neišnaudoti iki galo. Ir kad aš dabar čia jau metu akmenėlį į mūsų verslininkų ir galbūt administracijos miesto pusę. Kiek kartų esame siūlę savo studentus, kad galėtų išnaudoti kaip praktikantus, kaip specialistus tam tikriems ryšiams užmegzti tarp mūsų miesto ir savo valstybės. Mūsų universitete studijuoja 26 valstybių atstovai. Tai yra pakankamai nemažas skaičius. Tai kas, kad iš kažkokios vienos valstybės studijuoja tik 2. Iš Kazachstano, sakykime, dabar turime 7 ar 8 studentus. Manau, to užtenka, kad mieste būtų 8 Kazachstano ambasadoriai, kurie galėtų padėti miesto įmonėms tam tikrus tarptautinius ryšius pradėti bent plėtoti. Jiems tikrai susikalbėti yra lengviau. Vėliau jie galėtų galbūt ir grįžti į savo šalis, tai čia galbūt mūsų misija, jūs padėtumėte mums taip pat įvykdyti. Antras dalykas, aš manau, ko trūksta iš tikrųjų studentijai, aš labai myliu šiuolaikinį jaunimą. Tikrai labai myliu, pirmiausia myliu jį dėl to, kad jis yra ambicingas. Tai man tos ambicijos jo labai mane žavi ir mane visada žavi apskritai, bet kas turi aukštas ambicijas, nes aš manau, kad bent pusę jų tikrai pasieks ir tada bus geriau. Tai mūsų jaunimas iš tikrųjų yra labai ambicingas. Ir vėlgi, manau, kad jeigu jaunimas būtų nuo pat 1-2 kurso labiau įtrauktas į miesto gyvenimą, aš nekalbu apie pasilinksminimą, aš nekalbu apie klubus, jie susiranda kur nueiti, jie susiranda kaip pašvęsti, jeigu mes jiem nepasiūlom tų bendrų erdvių, kas labai gaila. Beje, turime labai gražių apleistų erdvių, kurias galima būtų atiduoti studentams, jie ten sutvarkytų, na, sakykime, skirkime kažkokią šiokią tokią pirmąją paramą, susitvarkytų tas erdves, paverstų mieste tikrai jaunimo erdvėms tokias susikurti, kokiose jie norėtų būti. Bet miestas galėtų galbūt labiau iš tikrųjų išnaudoti savo studentiją kaip savo kojas ir rankas papildomas, kur galėtų jaunimas apvaikščioti, padaryti tam tikrus, sakykime, savo tyrimus. Ir va čia jie pasidarytų savo miesto šeimininkais, jie jau jaustųsi, kad jie yra savo miesto šeimininkai. Man to labai atrodo dar trūksta. Na, sakykime, čia ne vien tik tai praktikos dalykai, čia galbūt yra tiesiog, tam tikras socialinių projektėlių užsakymas. Ar iš savivaldybės, ar iš tų pačių verslininkų. Iš tikrųjų, jaunas žmogus, tuo labiau, jeigu jis net negyvena visą laiką Klaipėdoje, atvažiavęs į Klaipėdą, jis mato miestą labai iš kitos pusės. Ir kitą kartą net ir mums patiems padeda susigaudyti, kas tame mieste yra gerai ir kas yra blogai. Tai aš manau, kad šitie tokio jauno žmogaus ambicingo jausmo, kad jis yra šitame mieste kažką reiškia, labai turbūt būtų gerai. O šiaip kalbant apie tuos tarptautinius jaunus žmonės atvykstančius iš kitų valstybių, noriu pasakyti, kad tai yra be galo brangus malonumas. Be galo brangus malonumas pasikviesti iš įvairių šalių jaunus žmonės prisivilioti. Ir kodėl? Pirmiausia, jie klausia, kur aš važiuosiu, mes sakom į Lietuvą. Kur ta Lietuva yra? Jeigu dar pasakai, kur Lietuva yra, tai dar nieko, pasakai netoli Švedijos, viskas gerai, orientacija aiški.
Bet jeigu paklausia, kur tas miestas yra, tu pasakai, nu, geriausiu atveju prie Baltijos jūros. Tai ačiū Dievui Klaipėdai, kad jie turi Baltijos jūrą, tai bent yra nuoroda, kur jie važiuoja. O visa kita, aš manau, kad ta dabartinė tokia ambicinga irgi ir miesto turbūt politika sudominti jaunus žmonės miestu yra labai gerai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu aukštos mokyklos savo jaunus žmonės viliodamos į šitą miestą žinos, kaip tiksliai jiems pasakyti, kur tie vaikinai ir merginos turi atvažiuoti, tai mums bus tikrai visiems nuo to tikrai lengviau. O paskui dar kažką juk reikės. Gerai. Ačiū labai už pasisakymą. Dabar jau atėjo iš tikrųjų tas laikas, kada visi, kurie iki šiol tylėjo, gali kalbėti. Ir aš norėčiau paklausti, gal turėtų klausimų mūsų pranešėjams. Pasisakymų. Labadiena, Sabina Velikienė, ir replikuodama į gerbiamų pranešėjų pasisakymus norėčiau galbūt atkreipti dėmesį ir pasireklamuoti mūsų Klaipėdos miestą. Iš tiesų, šiais nuo sekančių metų Klaipėdos mieste verslo liudijimai sieks 1 litą. Todėl jaunimui tikrai drąsiai išbandyti, tai yra nebijoti rizikuoti lėšomis, kurios nieko nekainuoja, ir pabandyti sugalvoti įvairiausių idėjų. Na, labai juokinga, bet 2004 metais aš esu pati sugalvojus tokią idėją prekiauti šieno Klaipėdos mieste ir man puikiai sekėsi. Tai aš buvau jauna, drąsi, norėjau išbandyti idėją, tai kūčių šienas, kuris tikrai pasisekė ir finansiškai visomis kitomis prasmėmis. Kalbant apie kūrybiškumą, tai ką minėjo Gabija, Klaipėdos miestas baigia įrenginėti kūrybinio inkubatoriaus kultūros fabrikas infrastruktūrą, kurie bus sukurtos erdvės jaunimui, kūrybinio verslo atstovams, tai yra IT specialistams, įvairiems menininkams, įvairiems kūrėjams, tikrai vienoje erdvėje pradėti savo veiklą. Verslo liudijimai tikrai kainuoja labai pigiausiai Lietuvoje. Tai, ką Simonas Gentvilas minėjo apie Klaipėdos miesto viziją, tai mes esame ekonomikos ir kultūros centras su sumane sveika ir atsakinga bendruomenė. Kūrybiški esame. Todėl tikrai turime žinoti, kad ne kažkas už mus padarys, mes patys turime padaryti. Ir kaip paprastas pavyzdys gyvenimiškas, jeigu skauda dantį, tai dantistas gydytojas nepadės jums, jeigu jūs pats to nepadarysite. Todėl tikrai yra labai svarbi paminėta savanorystės tema, kad jaunimui moksleiviams pradėkime savanoriauti nuo pat mažumės. Bet rodykime tą pavyzdį, kaip įgyti kompetencijų, kaip galų galę susipažinti su bendruomenė, susipažinti su tam tikromis sritimis. Todėl sekantis metai nuo 2014 Klaipėdos miestui bus naujas proveržis ir labai visus skatinu ir studentus praktikos vieta Klaipėdos miesto savivaldybės administracija visiems garantuota. Kiek kreipiasi, visus priimam. Ir ačiū, kad jūs esate. Ačiū. Klausimai iš... Simonas irgi norės pasisakymą. Aš norėčiau paprovokuoti diskusiją, kadangi buvo pasisakinėjau pirmas. Aš realiai matau galimybę po 10 metų, kad Klaipėdoje mes uždirbtumėm 3 kartus daugiau pinigų indeksuotų pagal infliaciją. Ir tai čia kiek bus? Čia bus aukščiau ES vidurkio. Ir norėčiau pateikti pavyzdį, kurį jūs galite atsiliepti, galite nusišypsoti. Ir norėčiau būti visų pirma pramonės advokatu, kad pramonė nebūtų taip, tiesiog. Pramonė yra labai geras verslas, nes jisai generuoja 4 papildomas darbo vietas paslaugų sektoriui. Kas yra Klaipėdoje šiuo atveju? Iš 50 000 darbo vietų Klaipėdoje, apie 30 000 privačiam sektoriuje darbo vietų yra pramonė. Tai papildomai galime potencialiai sukurti 120 000 darbo vietų pramonės sektoriuje, tuo tarpu paslaugų sektoriuje, tuo tarpu paslaugų sektorius, apie kurį jūs šnekate, kaip užsakovas smulkiam vidutiniam verslui, kūrybiškumui, galų gale įdarbinantis ambicingus studentus, jisai neegzistuoja Klaipėdoje. Ir neegzistuoja dėl to, kad paprastai teisininkų kontoros, konsultacininkų kontoros, marketingistai, aibė kitų buhalterių, ekonomistų, jie tiesiog įsikrausto į Vilnių. Čia yra pirmasis tikslas miestų, iš tikrųjų, prie pramonės prisijungti šį paslaugų sektorių. Antrasis tikslas yra, apie ką aš jau užsiminiau, tai yra
pačių akademinių institucijų uždarbis iš pramonės. Tai yra mokslo tyrimų centrai. Kaip minėjau, kiekviena iš lezo kompanijų, tokia kaip Neo Group, Indorama, Philip Morris, jie turi tyrimų centrus Šveicarijoje, turi Indijoje, turi Amerikoje. Ir kodėl mūsų mokslo institucijos nesiema ir neprašo užsakinėti pas mus, mes juos atliksim. Tai čia turėtume klausti mokslo institucijų iš tikrųjų. O kalbant apie įsidarbinimą, čia kolega iš darbo biržos kalba, tai konkrečiai jau kalbant apie tos universitetus, kuriuos mes kalbinam Didžiojoje Britanijoje, tai jie lyderiauja pagal įsidarbinimo statistiką Didžiojoje Britanijoje, nes 96% jų absolventų per pusmetį susiranda darbą. Ir iš tikrųjų nedarbingumas nekasi. Tai aš kiek supratau pasisakymą esmė, jeigu ateis Škotijos universitetas, mums bus lengviau juos įdarbinti Anglijoje. Ne, aš tik provokuosiu, nes aš tikrai netaip supratau. Bet aš norėčiau šiek tiek atgal paprovokuojant šitą aspektą. Iš tikrųjų, aš manau, kad daugelis pasigėdo santykio, miesto ir mokslo institucijų santykio. Gal, Simonai, jūsų pozicija ir po to galbūt profesoriau jūs prisijungtumėt į šitą diskusiją. Kaip miestas ruošiasi bendradarbiauti su čia esančių mokslo institucijų, tam, kad didinti jų konkurencingumą, pritraukti čia daugiau studentų, generuoti pridėtinę vertę, užtikrinti darbo jėgos paklausą, kuri vėliau galėtų verstis į aukštos pridėtinės vertės verslus. Jeigu iš konkretikos, tai šį antradienį buvo pakviesti visų aukštųjų mokyklų ir profesinių mokyklų rinkodaros ir marketingo specialistai pakalbėti apie sekančių metų Klaipėdos savivaldybės rinkodaros programą, arba kuri patrauktų daugiau jaunimo stoti į Klaipėdos aukštąsias ir profesinės mokyklas. Tai susitikimą, taip sakant, pasirodė iš tikrųjų iš 3 institucijų berods iš mieste esančių. Taip, kad šiek tiek nesulaukim to atgalinio ryšio, bet čia gal po antrą kartą sulauksim. Dabar apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, tai aš manau, mes sugebam juos išvystyti, bet čia yra pramonininkai dažnai irgi klausia, sako, kiek procentų universitetai arba aukštosios mokyklos savo pajamų gauna užsakymų iš pramonės. Tai kaip pavyzdys, tie universitetai, kurie atvažiuoja čia ieškoti vietos arba nišos, tai jie visų pirma domisi ne apie studijų krepšelio paskirstymo tvarką, bet iš tikrųjų kokius užsakymus galėtų gauti iš vietinės pramonės. Nes jų akcentas yra, kad studentas, moksleivis ar profesinės mokyklos abiturientas gautų darbą ir gautų užsakymą galų gale pati mokykla iš pramonės. Pas jūs esate universiteto žmogus ir miesto žmogus. Kaip ir Simonas pasakė, ką tik tai šis susirinkimas rinkodaros specialistų, vis tik tai ne 3 aukštosios mokyklos yra Klaipėdos mieste, privačios turėtų šiek tiek iniciatyvos, aš manau, kad būtų daugiau iš pačių aukštųjų mokyklų ir man pačiam ten dirbti universitete ir matant šį santykį, be abejonės šiek tiek yra keistoka, nes Klaipėdos universitetas, kiek žinau, dabar gruodžio mėnesio tarybos posėdėje jau mačiau darbotvarkėje yra sutarties projektas ir turbūt pritars, bet keli 1,5 metų gyveno universitetas be miesto, be sutarties, nors Klaipėdos universitetas yra, bet jie iš esmės buvo poreikis iš tikrųjų ir gyvendinimo buvo didelis ir nes mes žinome ir dviračių tako istoriją universitetas su miestu nesusidarė, kaip būna, nes reikia neužmiršti, kad vis tik tai ir paskutiniai viešoje erdvėje pasisakymai, mero pasisakymai, mes matom, kad ne visi mūsų lūkesčiai Vilniuje sutinkami taip, kaip mato klaipėdiečiai. Baseino statyba ir daug projektų finansavimo jie šiuo metu yra šiek tiek apstoję, aprimę. Tai mes net ir pačiame mieste turėtumėm žymiai geriau susikalbėti miestą su universitetu, su kitom aukštosiom mokyklom, nes aš matau iš tikrųjų, kad čia plačią dirba bendrai veiklai, nes tai
Tai, ką jūs kalbate, mokslininkai, ir čia paminėta per visą diskusiją, iš tikrųjų daug mes turime potencialo. Nekartą mes kalbėjome apie sveikatos turizmą, tai yra didžiulis potencialas smulkiam vidutiniam verslui. Jūra tikrai niekas neturi tokių galimybių daugiau Lietuvoje, niekas neturi ir negali turėti be Palangos, be Neringos. Jūros didieji mūsų miestai konkurentai. Ir sveikatos turizmo tikrai turime, sveikatinimo turizmo, geoterminio vandens panaudojimo, klasteris Islandai žiūri, atvažiavę ir stebėsi, kaip mes darome sveikatinimo projektus, poveikį sveikatai tiriam galimybės mūsų irgi unikalaus šaltinio geoterminio vandens. Tai iš tikrųjų daug yra, kaip ir Simonas minėjo, gaila apie Lezo. Kol kas tai vėlgi yra rinkodaros dalykai, nėra taip paprasta įrodyti savo mokslinį potencialą. Tai aš neabejotinai matau, kad Klaipėdos universitetui reikia ir pačiam būti šiek tiek aktyvesniam, nes nepaslaptis, kad mes turime irgi šiuo metu vadybos problemą Klaipėdos universitete. Tai aš manau, kad iš tikrųjų ateitis yra gera ir su tuo potencialu, su tais studentais, kurie matot tokie aktyvus ir turi aiškę savo viziją, tai iš tikrųjų galim daug pasiekti ir tokios diskusijos kaip šiandien, jos ir duoda savo vaisius ir aš manau, kad tikrai ir mums tarybai sprendžiant miesto strategiją, gyvendinant ją, strateginį planą, ne tik plėtros, bet ir veiklos planą, tai bus tikrai naudinga. Ačiū, profesoriau. Gabriel, jūs turite unikalią progą. Tai kaip miestas prie jūsų sėkmės istorijos gali prisidėti? Aš irgi keletą tokių čia esu pasirašiusi tokių pastabėlių, kaip nepastabėlių, turiu pasižymėjimų sauką iš visų kalbų ir gal į mano pasisakymą tam tikrų aspektų referuoti. Tai pavyzdžiui, iš tikrųjų aš tikrai nenuvertinu technologijų, tik tai tiek, kad mano kalboje, kai aš kalbėjau, aš